Džiaugiamės, kad pas jūs jau ne pirmą kartą lankomės ir jeigu teisingai prisimenu, tai ši patalpa, kurioje dabar yra patogus biuras, kažkada buvo slėptuvė, tiesa? Teisybė, žmonės pas mus, kai atvyksta projektuotis namų arba kitokių pastatų, jie labai būna nustebę, pastebi likusius atributus, detalės, apšvietimą, praėjimus, keistus žiemus ir jinai buvo anksčiau kaip slėptuvė naudojama, o dabar pritaikyta kaip biuras ir yra pakeista paskirtis ir pritaikyta naujai veiklai. Rokai, tai teisingai pasakysiu, kad čia yra duris, įėjimas į slėptuvę? Taip, visiškai teisingai. Prašom praeiti. Oho. Taip, ir jeigu matot, kiekvienos duris yra unikalios, turi savo instrukciją, numerius ir taip pat duris priklausė pagal paskirtį, jų formą, pagal charakteristikas. Pavyzdžiui, čia anksčiau buvo senasis įėjimas, šitos durys yra lenktos, jos anksčiau buvo išorinės ir dėl to jų forma ir išlenkimas ir sklastis yra ypatingai tvirti, kad maksimaliai sprogimo atveju išliktų vietoje, rėmai ypatingai irgi tvirti. Ir atliekant patalpų remontą, be visokiausių kitokių sovietinių atributų, kuriuos mes išmetėm, liko ir keletas kitų dalykų, kurie siejasi su istorija šitos vietos. Ir čia naisto vietoje tikriausiai tuo metu tai buvo aktualu ir rastas keletą nuotraukų, kuriuose matosi, kaip tikriausiai tie žmonės, kurie įrenginėjo ar dirbo šitose patalpose, kaip jie leisdavo vasaras ir ką jie darydavo. Ir dar yra išlikusios ir keletą kitų detalių, tai kad išsaugoti kai kurias duris, reikėjo jiems įdėti naujus rėmus. Yra, pavyzdžiui, šitos masyvios metalinės konstrukcijos, jos yra skirtos tam, kad išsaugoti vienas svarbiausių durų šitame ofise. Kokios yra svarbiausios duris? Ateikit, parodysiu. Ir šitoje vietoje atėjus yra vienas saugesnių Vilniaus tualetų, kuriame labai aišku, kada užimtas, o kada neužimtas, ir kuriame taip pat įdėtos šitos duris. Taip, ir šiandien mes turime paskutinę erdvę. Šaltesnė erdvė, parkavimo aikštelė, kaip aš juokais vadinu. Tai yra, kad žmonės galėtų atvažiuoti su dviračiais, kaip dabar Vilniaus miesto architektūros skyrius mėgsta, pėstysis dviratis prioritetai yra. Tai ta vieta, kad sudaryti sąlygą žmonėms, kad patogiai ir sveikai galėtų judėti darbą. Apskritai, senų pastatų pritaikymas, rekonstravimas naujai funkcijai, arba kaip architektai mėgsta sakyti, įveiklinimas, jis labai padeda saugoti tiek statybinės medžiagas, tiek padeda saugoti ir riboti CO2 išsiskyrimą, nes bet kokiu atveju seno pastato pritaikymas, jis yra aplinkai draugiškesnis dalykas negu nauja statyba, nes tos pačios statybinių medžiagų išeiga, jų statybinių šiukšlių susidarimas, jis yra mažesnis negu naujo pastato statybos atveju. Tiek, kad kartais reikia, kaip ir tos einant pas tas slėptuvės, tada jau prisitaikyti prie aplinkos, šiek tiek kai kuriuose vietose ilgiau pagalvoti, pamastyti, paieškoti tokio sprendimo, kuris tiktų ir įprasmintų vienokį arba kitokį sprendinį. Jūsų biuro yra puikus pavyzdys, kad senas konstrukcijas galima pritaikyti šiuolaikiniams standartams. Kartais ir pati veikla turi prisitaikyti prie patalpų ir kaip mūsų irgi mūsų įmonės veikla, tas pats išplanavimas, patalpų struktūra, patalpų plotai ir kažkaip darniai persipinę. Tiek įmonės veikla augo, keitėsi ir struktūrizavosi, tiek ir patalpos pačios tas. Ir kažkaip gaunasi, kad vienas sutampa su kitu ir gaunasi toksai kaip ir bendras darinys. Ir žinoma, visada tai yra galima, jeigu prieinama prie klausimo sprendimo žmogiškuoju masteliu. Tai yra prieinama konkrečiai į objektą, žiūrima, liečiama, matuojama, žiūrima, kiek gaudami centimetrai. Ir kaip minėjau, tai yra toks pakankamai kruopštus darbas, bet jį įgyvendinti tikrai įmanoma ir rezultatas aplinkai yra draugiškesnis negu nauja statyba. O kokie dažniausiai yra taikomi ekologiški ir tvarūs sprendimai rekonstruojant tokius pastatus? Dažniausiai yra naudojamos profesionalios BIM-inės programinės įrangos, kurios leidžia padaryti pastatų projektus protingus, išmanius ir tikslius, bei tas pačios sistemos padeda administruoti išteklius reikalingus pastatų efektyviam naudojimui. Ir tos technologijos, mes irgi jomis labai domimės, tiek kiek tai įtakoja projektavimą, tiek pastatų naudojimą,
Dabar džiaugiamės, kad turėdami galimybę balandžio 2-3 dienomis pristatyti savo šios srities pasiekimus BIM pasaulis Paryžiuje parodoje, kuri vyks. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad kadangi esame šios parodos partneriai, pačios didžiausios šių BIM technologijų Europoje parodos partneris, to vietoje turime galimybę pakviesti ir jūs, ir jūsų laidos žiūrovus, 20 jų į parodą ir duoti pakvietimus į patį renginį. Mėly žiūrovai, jeigu susidomėjote kvietimu į šią architektų parodą, kontaktinę informaciją rasite architektugildija.lt.